visos idėjos gimsta ne iš gero gyvenimo, kaip liaudis sako. Reikėjo dukrai kažkokios tai gyvenamos vietos, padarėme ekskursijas po butus, po senus renovuotus, po naujus statomus ir pasižiūrėjom, kad kainos ir vienų, ir kitų netokios jau žemos pagal siūlomą produktą. Ir internete suradę statybininkus, kurie siūlo savo paslaugas, paskaičiavom kvadratinį metrą ir pasižiūrėjom, kad pačiam statytis yra žymiai geriau negu kad pirkti nebaigtą statyti butą, po to nežinia su kuo jį pabaigti. Patraukli buvo namo pati siūloma konstrukcija iš polistirolo blokelių. Gaunasi ir šiluminė, ir garso izoliacija labai gera. Sienos šiltos, iš vidaus malonu prisiliesti. Na ir tą irgi žinojau iš anksčiau, bet tai buvo neprieinama, kai dabar yra Lietuvoje gamintojas tų blokelių. Ir blokeliai yra kokybiški, labai lengvai renkami. Lengvai galima bet kokias formas su jais išgauti. Namas realiai buvo sutartį numatyta pastatyti per 3 mėnesius, bet šiek tiek patrukdė oro sąlygos. Realiai nuo pačios statybų pradžios iki objekto pilnos pabaigos, iki esamo stovio, buvo padaryta per 4 mėnesius. Čia, kaip aš vadinu tą namą, tai yra butas ant žemės, kaip pasakyti, be jokių kaimynų, be triukšmų, tu turi savo sklypą, kur vaiką išleisti ir nežinau, kiek nori šildysi, kiek tau nori vėsiau, nori šilčiau, ta prasme esi nepriklausomas ir kaip tai yra namukas pritaikytas, tarkim, 4-5 asmenų šeimai, be kažkokių dėlių erdvių tokių atvirų, tai yra daugiau atskiri kambarėliai, kad ten ir vaikas ramiai gali pabūti, ir aš pati ten turiu, kur užsidarius duris ramiai pabūti. Pastačius namuką iš tų technologijų, tai žiema buvo ši žiema šalta, bet ir pasirodė, kad jisai pats labai šiltas ir ta prasme šildymui tikrai labai nedaug iš jo pinigų. Ir jisai, sakau, šiltas, šviesus toksai ir patogus namukas.